Tai Arnai, kaip viskas šitau vyko? Tai sveiki. Prieš 4 mėnesius buvo atlikta čiurnos operacija. Ja, tai pas tavai nebuvo kažkokios specifinės traumos, pasukimo, pakrypimo. Jo. Tiesiog, sakėjai, kažkokia atsitiko mini traumelė, ne, tada pradėjo aiškintis ir rado ten kaulinių ataugų, ne visokių, tai reikėjo valyti, tvarkyti patį sąnarį. Tikrai taip. Tai jo, pas tave aišku situacija yra tikrai tokia neįtin dažnai pasitaikanti, bet rekomendacijos iš principo vis tiek išlieka panašios, tiek patiriant lūžį, patiriant čiurnos raiščių traumą ar tavo atveju. Tai gal trumpai, tu jau praėjęs reabilitaciją, ne? Taip. Praėjo keli mėnesiai. Tai gal trumpai galim ir apšnekėti, ką darėjai, kokius pratimus atlikai. Tai turbūt pradžiai atliko tiesiog blauzdos kažkokias padų raumenų aktyvacijas, ne? Tai kaip buvo tau skausmai? Šiaip pasakius, reabilitacija buvo tikrai sunki, skausminga, nepameluosiu pasakyti, reikėjo daug pratimų atlikti. Pagrindas buvo blauzdos tempimas, achilo tempimas. Ja, tai va, iš karto pastabdysiu šiek tiek, čia gerą momentą pasakai. Tai pradžiai mums ir yra tikslas amplitudės didinimas ir gerinimas. Mes turim užtikrinti tą kuo greitesnį sąnario amplitudės atstatymą, kad vyktų normali kraujotaka, nespėjus greitai atstatyti sąnario tos amplitudės, čia liečia ne vien čiurną, čia eina tas pats su keliu, bet kokiu kitų sąnarių mes turim pradžiai po imobilizacijos, nes buvo taikoma, ar ne, imobilizacija. Taip. Čia panašiai buvo viskas kaip po lūžio pas tave. Tai po tos ilgesnės imobilizacijos pirmas žingsnis yra amplitudės didinimas. Tai va, kaip sakai, tempimai, turbūt ten su šniūrais ar nedarėt, visokius tempimus. Tikrai taip. Ja, ir tada antras etapėlis yra, kuris jau kartu eina su šito amplitudės didinimu, tai yra blauzdos raumenų aktyvacija, ką mes galim blauzdos ir padų raumenų. Aišku, viskas daroma turbūt buvo be skausmo, tą irgi reikia pabrėžti, niekada tiek tempimus, tiek kažkokius mobilumo didinimus, viską darom ypatingai pradžiai, be jokio skausmo, be jokio plėšimo, be nieko. Tai kaip sekės toliau? Tai po blauzdos visų tempimų, achilų tempimų, pėdos pratimų perėjau prie kontaktų biškį, aktyvacinių tų pratimų, kaip šuoliukai, pritūpimai jau. Po pritūpimų dabar jau kaip pirmą savaitę pradėjau grįžti į kontaktinį sportą jau su kontaktų aikštelėje. Kol kas sekasi puikiai, tik dar jaučiu skausmus achilų srityje ir ant pakalnės. Ir dabar praėjęs iki 4 mėnesių, ne patraus? Taip. Gerai, tai aš tada šiek tiek grįžtu atgal, užsiminėjai šuoliukai tai jau eina realiai paskutinė stadija, taip, turbūt pradžiai darėt ir visokius pritūpimus, ar ne? Taip. Dubens kėlimai jau eina po tų pradinių mobilumo blauzdos aktyvacijos, mes jau jungiam sėdmenis, keturgalviai, užpakaliniai šlaunies raumenys skirtingais režimais darom raumeniui trumpėjant, tai elementarūs pratimai, darom raumeniui ilgėjant, ekscentriniai vadinami pratimai labai svarbus. Tai turbūt tų pratimų, kaip ir minėjai, pradžiai buvo daug įvairiausių, ar ne? Begalybė, taip. Jo, tai tas turbūt kokius kelis mėnesius tai tikrai truko, 2-3 kartais mėnesiai būna jo, ir tada mes pereinam jau į, kaip sakai, sportui specifinį kažkokį režimą, šiek tiek su kamuoliu pajungiant, kažkokius pratimus darant jau specifinių sportų, ar ne? Ir tada jau 4-5 mėnesiai, šiek tiek kontaktas lengvas, bet dar nedidelis, nes mes galim grįžti po tokios didesnės traumos, po operacijos, grįžti į sportą tik tada, kai mes nejaučiam jokių absoliutiškai simptomų. Tai jeigu tau dar yra likęs achilo kažkokie pojūčiai, kas yra normalu, nes buvo taikyta ilga imobilizacija, apie mėnesį turbūt, ar ne? Taip, mėnesis ir paskui jo reabilitacija prasidėjo mėnesį. Bet imobilizacija buvo mėnesis. Jo, taip. Tai po to ilgo laiko, dėl to svarbu tą amplitudę pradžiai didinti, kad... Atsiprašau, imobilizacija buvo taikyta 2 mėnesius su daktaru, bet buvau pas kitą specialistą, kur sakė, po mėnesio gali taikyti tam tikrus 50% minimą, paskui 70%, tai didinti krūvius. Tai aš šitų tikrai sutinku.
jo, ne 2 mėnesiai, gal jau šiek tiek, sakyčiau, per daug, nors aš tavo situacijos iki galo nežinau, tai sunku pasakyti, bet matau, kad viskas vaikštai, viskas yra kaip ir neblogai, ne? Taip, viskas puikiai. Tai šiek tiek dar pereisim prie pratimukų, kažkiek parodysiu, gal labiau ankstyvąją stadiją, nes čia yra svarbiausia, ankstyvoji stadijai, dėl ko ankstyva stadija dažniausiai būna svarbiausia, nes mes ją darom namie. Tai mes ją darom patys, mums labai svarbu patiems daug ką padaryti. Kai mes jau šiek tiek atsigaunam, mes einam pas specialistą dažniausiai ir jau mums rodo, su mumis dirba, bet ankstyvoji stadija mes labai daug turim dirbti namie ir patys. Ir neužmiršti, kad mes negulim visą laiką tiesiog, o atliekam kažkokius pratimus. Tai kaip pati tavo psichologinė būsena buvo visos tos traumos metu, čia irgi labai yra svarbus ir sunkus momentas. Ar daug išgyvenimų buvo, kad čia va, kada aš grįšiu, kaip viskas čia gausis, kaip pasiseks man. Šiaip, tiesą sakant, ne kiek buvo tas galvos skausmas, ne kiek skauda tą koją, bet kiek iš naujo vėl nepasukti, nes atsiranda dabar didelė rizika aikštelėje vėl pasukti. Ja, baimė, ne? Jo, tikrai tą turiu didelę baimę dabar, kaip sakant, nežinau, teipuotis noriu koją, bet niekas to nepatarė. Tai tikėtina, kad reikės per save perlipti ir stiprinti koją, čiurną, kad be tų teipų kažkaip žaisti. Ir, kaip sakant, tikrai yra sunku vėl jūs nepasukti, nes vėl tai iš naujo reabilitacija būtų, tas taikymas, gydymas. Ir tai, kaip sakant, tai labai ilgą laiko tarpą tam skyriau, kad ją įsigyti, tai būtų labai vėl. Ja. Bet matai, čia šitas labai svarbus momentas, nes jeigu pas tave lieka baimės, tu grįžti žaisti, nors ir viskas būna tvarkoje, bet rizika patirti traumą yra labai padidėjusi, ypatingai kai tavo tokia psichologinė būsena. Kaip ją yra mažinti aplamai, tai tiesiog tu įdedi kuo daugiau darbo, kaip sakai, ir tiesiog tos pratimus palaipsniui sunkini, keli jų lygį, tu turi jaustis užtikrintas grįždamas į žaidimą. Tai tavo daromi vėlyva reabilitacija, vėlyvos reabilitacijos pratimai turi būti, jau sudėtingi, su šuoliais, su greičiu, su daug jėgos ir tas paskui tau didina tavo pasitikėjimą. Kai tu jausiesi gerai, nejausi jokių simptomų, jokių skausmų, žinosi, kad gali atlikti pavienius sunkius labai šokius tai judesius, tai tavo pasitikėjimas pabiškai didės, turi suprasti, kad tie audiniai jau per ten pusę metų atsistatys pilnai, jie bus tokie, kokie buvo prieš visas traumas ir turi save bandyti psichologiškai nusteikti, kad man viskas yra gerai. Pratimus aš padariau, reabilitaciją vykdžiau, viską padarėm puikiai, daug dėjau darbo ir viskas grįžti užtikrintai. Sunkiausia turbūt bus pirmos rungtynės, kada žiūrėsi kaip čia kas, bet praėjus pirmom rungtynėm, pamatysi, kad viskas tvarkoja ir turi kuo mažiau galvoti apie tą buvusią traumą, judėti priekį ir viskas bus tvarkoja. Šitą traumą nelinkusi kartotis, taip pasakysiu. Tai kadangi mes esame partneriai, mūsų klinika Antalgija su regioninė krepšinio lyga, tai jeigu komandos draugui, tikrai ne tau, ar kam nors patyrus traumą, pas mus visą laiką galima kreiptis ir priimsime be jokių eilių, visą laiką yra žalia šviesa. Atvykus tą pačią dieną turbūt mes galėtume suteikti pagalbą ir tą suteiksime. Tai tiek. Gal ties to ir baigsim, einam prie pratimų. Apšnekėjom šiek tiek specifiškai apie tavo traumą, bet dažniausiai patiriama trauma krepšinyje tai yra čiurnos pasukimas. Nežinau, ar pats esi patyręs kažką minėjai, kad ar nesi, bet turbūt komandos draugų yra daug patyrusių tą traumą. Tai šiek tiek skiriasi valdymas tos problemos nuo tavo. Nes mes tada jau imobilizacijos netaikom jokiais būdais. Jeigu yra, nors ir būna stiprus, esi matęs, patinsta, kartais net pamėlsta, imobilizacijos mes netaikom. Ankstyvose stadijose, ką mes taikom, tai mes taikom šaldymą, aišku, pirmas 2 dienas, kompresiją. Tai va galima užeiti čia į kabinetuką, ką klinikoje konkrečiai mes galime daryti jau po 1, 2, 3 dieną, kas yra labai svarbu. Tai matome limfodrenažinės kojinės arba kompresinės, kitaip vadinamas. Tai pradžiai mes norim valdyti edemą, tai yra valdyti tą tinimą, tas yra labai svarbu gijimui. Tai
Edemos valdymui mes naudojam vaistus, dažniausiai ibuprofeną prieš uždegiminius ir iš fizinių tų procedūrų. Pagrindė yra kompresija. Atlikus kompresiją aparatu mes galim užteipuoti, išlaikyti tą kompresiją, kad nesiplėstų edema. Galim šiek tiek sugrįžti dar čia. Taip pat kartu su limfodrenažu mes taip pat ankstyvose stadijose taikom ultragarso procedūrą, galim užeiti. Tai aš tai tokiu aparačiuku su tam tikrų gelių prieš uždegiminių, toj pažeistoj vietoj, atliekam procedūrą, kas irgi mažina edemą, šiek tiek skatina gijimą. Tuo pačiu aparatu atliekame elektrostimuliacijas, tai vėlgi pradžiai mes negalim nei minti, kaip ir tau buvo, nes yra skausmas, tai viską darom dažniausiai gulint, nei per daug judesio atlikti, nes pradžiai irgi skauda stipriai. Tai mes norim kuo mažiau atliekant judesio, sukurti kuo didesnį aktyvaciją. Tai taikom elektros pagalbą, leidžiam impulsus, raumo aktyvuojasi ir atliekam kažkokį mini judesį ir tas mini judesys mums duoda daug geresnę aktyvaciją elektros pagalbą. Tai čia tose ankstyvose stadijose. Grįžtant prie tos čiurnų pasukimų, mes suvaldėm edemą, taikėm kompresiją, atlikom kelias procedūras. Praėjo kelios dienos ir toliau panaši dainelė kaip ir su tavo trauma. Pampai, mobilumo didinimas prie sienos, tik tais, kad viskas daug greičiau vyksta su čiurnos pasukimu nei tau. Tai atstatė mobilumą, sumažėjo edema, jėga, čia viskas per pirmą savaitę eina. Dažniausiai daromos problemos, kad patiriam traumą, taikom imobilizaciją, gulim savaitę ir žiūrim, kad paskui neatsigaunam 2 mėnesius. Jeigu mes taikom ERLI reabilitaciją, atliekam procedūras, tarėmės su kineziterapeutu anksti, iš karto po pirmos dienos, galim pasiekti 2-3 greitesnio grįžimo į sportą. Supratau. Tai tiek.